Pažiūrėkit, kokio dydžio tas žiedas. Žiūrėkit, mes buvom ten, o ten kažkur. Ir dabar važiavam ir čia turim to išvažiuoti. Žodžiu, tokio dar didelio žiedo nemačiau. Va, pažiūrėkit, didžiulis. Dabar važiavam link Barcelonos, tenais pernakvosim ir važiuosim toliau kažkur tai. Ir mes norim palei jūrą važiuoti kažkaip, žodžiu, žiūrėti. Labai norėčiau kokį kalną užvažiuoti ir tenais pernakvoti, bet dėja su tokiu kemperiu kaip mūsų į kalną labai pavojinga būtų važiuoti, nes labai yra siauri keliai ir reiktų tikrai labai daug suktis, matė būtų tada bloga ir mes gal užstriktume kur nors, ten tai jau geriau nerizikuosim. Kažkada kitą kartą. Was ist? Es ist aber 70, ja. Vienu žodžiu, tai vat. Ir aš jaučiuosi, aš galiu pasakyti, jau 2 dienas ištisai čiaudėju ir man nosis susikimšus yra. Ir mano balsas ir te būna užkimęs. Tai aš tikiuosi, kad aš neperšalsiu. Šiaip tai jau, man atrodo, kad peršalimą pasikau, bet aš jaučiuosi labai gerai. Ir vakar jaučiuosi gerai, tiek visą laiką dažnai labai čiaudėju. Dabar, aišku, čia nieko aš jums neparodysiu ir neprifilmuosiu, nes važiuosim jaučiu ilgai per autostradą. Dar vienas dalykas, aš planavau sportuoti kiekvieną vakarą, pasiėmiau savo netgi kilimėlį jogos, nes galvau šiek tiek pasportuosiu, kad ir be tų svorių, bet tiesiog. Bet mes iki dabar dar nebuvom normalios suradę stovėjimo aikštelės, kur galima būtų tiesiog įsitiesti tą kilimėlį, pasportuoti, nes mes pilnai vienas šalia kito kemperį stovėjom. Ir aš, man atrodo, priauksiu svorį, nes aš čia valgau visiškas nesąmonės, tikrai čipsus, tokius saldumynus prancūziškus ryte, pavyzdžiui, vietoj pusryčių. Tai viena žodžia. Žiūrėsim, kaip bus Ispanijai, nes Ispanijai, man atrodo, tokių skanių dalykų kaip Prancūzijai nebus. Nors kas žino, gal rasim kažką tikrai labai skanaus. Tai va, man maistas yra labai svarbu, kad kažką tai skanaus ras. Bet mes pilną turim šaldytuvą, nes iš tikrųjų galėtume kur nors sustot pasidaryti, pasigaminti pusryčius normalius, kokius ir namuose valgom, arba vakarienę, arba pietus. Bet mes kažkaip tiesiog neturim tam laiko. Nežinau. Gerai, baigi čia plepėti. Na ką, važiuojant link Ispanijos, radom vietelę, kur stoti, padaryti pauzę, nes jau ir belai reikia biškį į lauką. Mūsų kemperis. Va čia va. Ir tikrai, žinokit, karštis tai belenkoks, galiu pasakyti. Čia beje autostrada, mes čia prie pat autostrados sustojam prie degalinės ir čia yra visko, čia yra degalinė, čia yra maisto galima nusipirkti ir taip toliau. Ir va, toks kaip vos ne kaip parkelis pasivaikščiot su šunim. Tiesiog, kad pakakotų, pasisiotų, prie pat autostrados viskas. Matas šiaip nelenda iš kemperio, mane žiauriai nervina, galiu pasakyti. Jisai nepatenkintas yra, jis sakė, tais metais nenori su mumis važiuoti atostogų. Jisai yra paauglio moduse. Tas atėjęs jau tas sunkus paauglystės metas jam, kada jis iš tikrųjų nori tik tai sėdėti namuose arba su draugais eiti kažkur tai ir žaisti kompiuterinius žaidimus, o su mumis nebenori nieko. Wow, kur aš atsiradau. Bet kažkaip reikės gal jį išprašyti iš kemperio, kad mes kartu kažkur tai nuvarytume, nes iš tikrųjų tai buvom šiandien mes draugų net 2 kartus išėję. Pirmą kartą su Bela varėm pasivaikščioti ir į parduotuvę. Pieno pirkti, antrą kartą važiavom su paspirtukais pasivažinėti tiesiog vėl po tą mažą miestelį, kuriame buvom apsistoję trumpam, o jisai sėdėjo visą laiką kemperį, nu tai vien žodžiu. Dabar irgi prašom, kad eitų kartu, bet jisai nenorėjo. Eisim dabar truputį, pabūsim čia su Bela, paliksim ją kemperį su Matu ir eisim tenais. Toliau šiek tiek yra tokia kaip parduotuvėlė, galima kažko tai nusipirkti, aš noriu paskutinį kartą nusipirktų prancūziškų saldumynų. Ir tada jau pasidarsim kavos, pasidėsim, išgersim kavos. Tai trumpas update'as, vis dar Prancūzijoje. Pažiūrėkit, kokie vaizdai. Wow. Mes norim važiuoti tokias uolienas ar į urvus. Labai norėčiau, kad Matas eitų kartu. Tikiuosi, kad pavyks jį prikalbinti ir aš tikiuosi, kad mums su Bela galima bus tenais eiti, nes aš labai nenoriu Belas palikti vienos kemperį.
Wir müssen nicht hoch. Schatz, bitte sag mir das nicht. Ich habe keine Tüten. Perfekt. Guck mal, was für eine. Guck mal. Von vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren. Von vor 100 Jahren. Oh, was denn, Schatz? Guck mal. Wir werden nachher in diesem Fluss schwimmen. Also nicht hier. Ich wollte gerade aufnehmen und du bist... Entschuldigung. Und wohin? Ja, da wo die Leute sind, da rechts. Echt? 1,70 Meter. 102 Meter. Weiß ich, wenn so 1,70, oder? Ja, so also oder 1,72. Vielleicht ist du jetzt gleich groß wie ich. Nicht echt. Das ist fake. Das ist der Schrott. Das ist hergestellt von einer 50. Oh, zieh dir das rein. Boah, wie sauber das ist. Ja. Ultra, kann man direkt rein. Minecraft wurde in 7 Tagen gemacht. In 7 Tagen? Dann kann ich es nur lösen. Nein, also die erste Minecraft-Version. Aber man kann nicht so gut filmen, weißt du? Krass. 2, 3 Lichter. Tikimės esam jau Ispanijoj. Žodžiu, buvom prisiparkavę tokia paprastoje parkavimo aikštelėje, kur tik tai mašinos iš tikrųjų ir autokai gali parkuotis. Bet kadangi matėm, kad tenais kiti tie kemperiai buvo prisiparkavę, mes irgi prisiparkavom. Pernakom naktį, tai nelabai gerai, aš, pavyzdžiui, negalėjau miegoti, sapnau tokius siaubekus, nes man iš karto atrodė, kad tenais yra nesaugi vieta. Bet dabar važiuojam į normalią kempingų vietą, žiūrėsim, ar iš vis vietą gausim, nes kiek aš esu girdėjus, reikia tenais rezervuoti. Bet aš labai tikiuosi, kad gausim vietą ir kad pagaliau galėsim ramiai kažką tai veikti, šiek tiek Ispanijos pamatyti, nes taip važinėti su kemperiu po visur ieškoti vietų, tai nėra labai smagu, kai tu praleidi beveik visą laiką vien tik tai važiuojant. Nu, bet tikiuosi, kad pavyks mums šį kartą ir galėsim savo ramiai apsistoti bent jau vienai naktelį, nes mes norim daug pamatyti iš Ispanijos. Peršalau dėl to, kad dėl klimatizacijos visos mašinai, nes tai jungiam šaltą, tai karštą. Wow, pažiūrėkit kokie. Mano balsas yra pasikeitęs, jeigu girdit. Ir aš šiek tiek nosis yra. Oh, noch eine Stellplatz, aber da irgendwo. Campingplatz. Es gibt sehr viele hier. Aber du willst auf dem Strand, oder? Ja, wenn es geht. Überhaupt, wenn wir überhaupt einen Platz finden, weil ich habe das Gefühl, das ist überall voll. Sein, ja. Campingwelle, wow, wie das aussieht. Oder? Das ist noch ein Campingplatz. Das ist auch so ein schöner. Aber guck mal, wie viel. Das sind auch Häuser. Yra labai daug campingo vietų, bet man kažkaip atrodo, kad visus jis bus išimtos, nes labai dabar yra sezonas, tai... Mes einam savaitę dabar iki jūros. Taip atrodo, tas kempingas labai daug nenori filmuoti, nes žmonių labai daug. Pafilmuosiu dar šiek tiek prie jūros. Parodysiu jums šiek tiek, kaip mes gaminamės pietus. Dabar pasiėmiau sūrio iš šaldytuvo. Beje, aš nežinau, ar aš rodžiau jums šaldytuvą. Iš tikrųjų, šaldytuvas labai didelis ir labai daug visko telpa. Čia va, visas pilnas. Yra kamera, tenais pilna visko. Ir apačioj irgi. Va, galima daug visko sudėti. Ir mes šiandien valgysim burgerius
Mano draugas dabar kepa mėsą. Bandelės jau pakeptos, daržovių. Tokį padažą nupirkau. Ir Bela visa laiminga. Palmės, medžiai, tenais yra jūra, šiaip labai netoli. Ir čia yra iš tikrųjų labai visko daug. Čia galima ir skalbtis drabužius, čia yra dušai, galima plautis indus, tualetai, baseinas, žiauriai gera vieta. Galėsiu aš jums gal koordinatės kažkaip numesti, jeigu jūs Ispanijoje kada būsit, tai labai rekomenduoju, bet labai mažai vietų. Mums labai pasisekė, kad mes iš viso gavom vietą. Ir pasisekė, kad gavom tokią vietą, kur yra pavėsis, nes šiaip visos kitos vietos buvo vien saulė. Ir dabar, pavyzdžiui, pas mus kemperiai yra tikrai vėsu ir gali netgi palikti vieną Belą, nes nėra baisu ją palikti, kad neperkaistų. Tai galėsim ją palikti ir mes planuojam iš tikrųjų važiuoti į miestą su paspirtukais, visi trys, Matas irgi, apsižiūrėti šiek tiek čia ir papasakosiu paskui vėliau, kaip mūsų praeita naktis praėjo, kiek mes streso turėjom su draugu ir buvom jau beveik iš vis... Žodžiu, abudu labai ramus išlikom, nes aš dėl jo išlikau ramis, dėl manęs, man labai galvas skaudėjo, aš nieko negalėjau iš viso, nei galvoti, nei judėti, nei kalbėti, nei burnos pajudinti, nes man žiauriai galvas skaudėjo, bet pamiegojau, truputį pasidarė geriau, dar dabar yra toks spaudimas, bet jau daug jaučiuosi geriau. Tai papasakosiu jums paskui vėliau, dėl ko labai daug streso turėjom, nes mes tiesiog esame įpratę vienaip, o vakar buvo visai kitokia situacija, kaip mes esame įpratę, tai žodžiu, bet papasakosiu vėliau. Taigi trumpas update'as, buvom su draugu nuėję prie jūros, aš tikrųjų buvau ir su Matu nuėjus prie jūros, buvau vieną kartą įlindau, Matas nenorėjo vandenį eiti, tai jisai tiesiog pabuvo paplūdimy ir manęs palaukė, paskui nuėjom su Matu dar į restoraną, nusipirkom smoothie, aš nusipirkau kavos, grįžom, žodžiu, pavalgėm, tada mes su draugu nuėjom dar į jūrą maudytis, matėm medūzų. Pirmą kartą gyvenime mačiau medūzas ir iš tikrųjų mus palėtė tos medūzos, jos nėra, man atrodo, nuodingos, nes šiaip nebūtų galima tenai maudytis, bet nebuvo jokių ženklų, nieko, tai jos yra nenuodingos, nėra jos pavojingos, tai tiek, kad kai jos paliečia, tai tiesiog šiek tiek toks degimo, toks atrodo, kai nudegina šiek tiek toks jausmas ant odos, bet aš beveik net nepajaučiau, šiek tiek pajaučiau ir galvojau, kas čia yra. Bet net nesurigavau, mano draugą palėtė koją, tai mes paskui išplaukėm į krantą ir nieko ten nebuvo, bet paskui paraudonavo šiek tiek. Tai mes pirmą kartą, aš per savo visą gyvenimą, pirmą kartą mačiau medūzas gyvai. Tai žinokit, tokios jos gražios, tos mes permatomos, bet jas galim įmanoma matyti, jos grinai tos formos tokios ir ta tokia kaip odega vadinama, buvo ryškiai violetinės spalvos. Man atrodo, būtent ta odega ir gali nudeginti, nes jos išskiria kažkokį tai skystį, man atrodo, kai paliečia. Tai jos save taip automatiškai ginasi, bet jos nėra nuodingos. Vanduo nerealus, ta prasme, mes tenais plaukiam, žiūri, man patiko. Dabar grįžom iš paplūdimio, nuėjom įsimaudėm, nes nenorim savo vandens naudoti, nes čia yra kempingė ir labai geri dušai, galiu pasakyti. Kiekvienas dušas turi atskirą kriauklę tokią ir veidrodį didelį, galima viską uždaryti. Aš įsiplovau galvą ir, žinokit, taip ir palikau plaukus. Aš žinau, kad negalima jų, nereiktų palikti išdžiūti natūraliai, bet aš nežinau, man kažkaip noris, nes tinka aš dabar jos džiovint, nors aš žinau, kad nėra gerai ir dabar ypač, kai saulėtos yra dienos ir labai daug saulės gauna plaukai ir dabar ta jūra labai buvo druskingas vanduo, bet aš įsiplovau iš karto galvą po jūros ir užsidėjau kondicionierių, mano plaukai tokie atrodo dabar garbanotino, atrodo labiau pasipūtė negu garbanotino, bet vis tiek man patinka taip. Die Leute wandern da hoch zu dieser Flagge. Echt? Da, guck mal, ganz viele gehen da. Taigi labą dieną. Matot, aš sėdžiu prisisegus mūsų kemperį, nes mes jau važiuojam.
į kitą vietą. Deja, negalėjom čia pasilikti, nes jau vakar žinom, kad gali būti, kad reikės mums išvažiuoti. Bet tikėjomės dar gal galėsim pasilikti 1 ar 2 dienas ilgiau, nes čia yra šitas kempingas, yra nežinau, nerealaus. Aišku, yra žiauriai brangu, bet, jūs patys pažiūrėkit, aišku, čia biškiau dabar. Aš labai daug jums iš to kempingo nefilmavau, nes labai daug žmonių buvo. Bet čia va įėjimas ir čia yra viskas absoliučiai, ko jums reikia. O, bibiliaini. Gal mes dabar važiavom į tokį kempingą, netoli mūsų čia yra. Tai žodžiu, dabar sustojom čia ant gatvės krašto. Mano draugas nuėjo pakalbėti su... O, dabar grįžta, nes mes ieškom vis dar vietos. O, nein. Gibt's da noch was vorne oder gab's da nichts mehr? Nee, da gab's nichts mehr. Ich habe ihn deshalb gefragt. Das war auch die erste, die wir gefragt hatten, diese Frau da. Das erinnert mich. Ah, okay. Die wollte uns da vorne an den Klos irgendwas geben. Erinnerst du dich? Ah, ja. Mes nebuvom iš tikrųjų Ispanijoje dar niekada. Nebuvom niekada su kemperiu taip toli išvažiavę. Todėl nelabai turim ir patirties daug. Ir nežinojom, kad reikia iš tikrųjų vietas užsirezervuoti. Plus dar mes galvom nebūtinai važiuoti ant tokių kempingo vietų, galvom gal rasim kokią nors šiek tiek atokesnę vietelę, kur tarp kalnų, kokių prie jūros ar prie ežero. Tai čia buvo klaida iš tikrųjų. Deja, Ispanijai tokių dalykų kaip ir nėra, o jeigu yra, tai labai pavojinga, man atrodo bent jau. Ir kadangi mes užsirezervavom tų vietų, tai yra labai sunku susirasti. Ir dar vienas minusas, labai yra brangu. Aš galiu pasakyti, aš nežinau, kas esate keliavę po Ispaniją ir su kemperiu, bet, žiauriai brangu. Mes sumokėjom už šitą kempį dabar 1 naktį. Štai. Pažiūrėkit, kokią kainą. 96 eurai 92 centai. Tai beveik 97 eurai už 1 naktį. Aš jums sakau, nieko labai daug tenais nefilmavau, bet va, baseinai 2, vienas vaikams, kitas suaugusiems. Tenais prie pat jūra mes labai gerą vietą buvom gavę. Liuksus vietą, komfort vietą, vadinasi taip. Ir čia tas paplūdimys grinai taip pat ir atrodo kaip nuotraukoje. Ir pažiūrėkit, kokio dydžio buvo aikštelė. Belen kokio dydžio. Ir mes gavom, čia yra pažymėtos, va, iš pradžių šitą vietą norėjo mums duoti, bet davė šitą. Tai čia yra, galima sakyti, prie pat jūros, 3 minutės gal eiti. Ir žiauriai gera vieta buvo. Pavėsis, daug labai vietos, vienu žodžiu, žiauriai graži, gera vieta. Ir labai daug yra čia tualetų, dušų, vienu žodžiu, čia va vienas namas, vienas yra tualetai, labai daug tualetų. Nereikia laukti kažkokiai eiliai ar kažkur stovėti tenais eiliai ir laukti prie tualeto ar prie dušo, kad galėtum įsimaudyti. Paskui yra skalbimo mašinos, plautis indus galima čionai. Ir čia yra viena tokia vieta. Ir dar, ir čia kita vieta, irgi tokia pati. Tai yra šunims, beje. Čia yra 2 įėjimai į paplūdimį. Čia vienas įėjimas ir čia vienas įėjimas. Ir čia prieš šitą įėjimo galima su šunim eiti į paplūdimį apačioj. Ir yra labai daug vietų, va čia, kur yra šita vieta, daug vietų, kur galima šunims tiesiog atlikti savo reikalus. Ir yra kodas, pavyzdžiui, į paplūdimį, kai išeini normaliai, kai įeini turi įeiti su kodu. Nes man atrodo, kiekvienas kempingas turi savo kodą. Tai dėl to ir sumokėjom tiek daug, bet buvom saugus, turėjom viską po ranka, galima sakyti, ir parduotuvė buvo tenais, tu gali belenką tenais nusipirkti, ten buvo toks kaip supermarktas, toks nedidelis, bet ten buvo tikrai visko, ko gali prireikti. Restoranas, vaikams, pavyzdžiui, kas su mažais vaikais keliaujat, labai fainis yra ir vaikams programa, futbolą tenais rodo didelis ekranas. Na, žodžiu, tikrai viskas yra labai švaru. Na, žodžiu, svajonių vietelė žmonėms, kurie mėgsta kempingus. Dabar važiuojam toliau ir tikimės, kad mes rasim laiku gerą, gražią vietą arba tiesiog galbūt net iki galo jau mūsų atostogų.
Palaukit, aš dabar nufilmuosiu, mes labai arti esam prie to pastato, kur žiauriai įdomiai atrodo ir aš net neįsivaizduoju, kas čia yra. Ir be to aš interneto neturiu, nes Matas išnaudoja visą internetą mūsų. Vienintelis mano draugas turi internetą ir aš negaliu nei internete nieko dabar pasižiūrėti. Absoliučiai. Oh my god, pažiūrėkit, dabar galima beveik visą pastatą matyti. Das ist aber krass, ja. Palaukit, nufilmuosiu dar Instagramui biškį. Ich bin da aber nie gefahren. Taigi mes pagaliau atkeliavom į mūsų poilsio vietelę. Iš tikrųjų, radom šitą vietą mes atsitiktinai. Pažiūrėkit, kaip čia viskas atrodo, ta prasme. Čia yra ne kempingo vieta, čia yra visas miestas. Pažiūrėkit, palmės. Čia yra belenkiek vietos, čia yra teniso kortai, čia yra baseinai, viduj, baseinai išoriai. Mes turim prieėjimą prie jūros, palmės, va tokie va pastatai, čia yra net spa, čia galima eiti spa. Aš nemoku jums apibūdinti, kaip atrodo šitas kempingas. Aš dar gyvenime nesu mačius tokio kempingo. Pažiūrėkit, ta prasme. Oh my god, ich will überall hingehen. Čia yra sporto klubas. Čia galima eiti sportuoti. Už viską reikia, aišku, dar papildomai mokėti. Aber Massage mache ich einmal vielleicht. So ein 30-minütige, 35 €. Na, žodžiu, kaip mato, čia yra kainos, aš nežinau, aš jums nufilmuosiu. Čia yra masažai. Was ist das hier? Massage. Das ist nur für Massage. Und Spa ist wahrscheinlich kostenlos, oder? So Spa. 11 Uhr bis 13:30 Uhr, 16 Uhr bis 20 Uhr. 10 €, okay, 1 Stunde 30 maximal, okay. Pažiūrėkit, kaip aš atrodo, mano draugas privertė man sudėti marškinėlius tokius paprastus, nes aš jau įdegiau, ko aš iš tikrųjų nenorėjau. Na, žodžiu, čia yra, aš nežinau, aš galėčiau jums čia visą dieną filmuoti. Tai vat, ką aš norėjau dar pasakyti, mes čia būsim 8 dienas, nes mum jau nusibodo važinėti ir ieškoti visur vietų ir nerasti ir paskui strese gyventi ir tiesiog mes nusprendėm čia pasilikti. Mes gavom tokius, pažiūrėkit, va tas auksinis tai yra va iš šito kempingo, o šitas žalias iš to kito kempingo, kur buvom. Ir Bela irgi gavo tokį rūžavą, pažiūrėkit. Dėl šitas jos yra vardas. O dieve, aš negaliu patikėti, kad mes čia esam, tikrai. Nuo 7 iki 12 valandų atidaryta. Ten skalbimo mašinos, čia yra parduotuvė. Kur mes video? Das ist aber hier riesig, Herr Hahn. Ja, žiūrėkit, čia yra delfinas ar banginis, dramblys. Pažiūrėkit, ant kiek yra aplamai tokie faini medžiai, kaip apkarpyti. Mes tirpstam iš tikrųjų jau iš karštą, žiauriai karštą. Ieškom dabar miesto, buvom prie paplūdimio. Faina, labai paplūdimius radom. Biški toliau nuo mūsų, bet vis tiek labai patiko, tai gal ten eisim šiandien maudytis. Bet šiek tiek vėliau, kai bus vėsiau, nes labai yra karšta. Aš visą suprakaitavus, dabar einam ieškoti centriuko ir ten gal dar pafilmuosim, kažką parodysiu, ko ten visko yra. Tai labas rytas. Mes jau pasiruošėm, iškrapštėm Matą iš lovos ir dabar eisim į restoraną čia į to kemperio. Eisim papusryčiauti visi kartu, imsim Belą irgi kartu. Pafilmuosiu, kaip atrodo tam restorane. Atrodo restoranas, jis yra didesnis, aišku, ten jis yra viduj galima sėdėti, iš kitos pusės galima sėdėti ir čia. Štai mes visi sėdėm. Matas sakė, nieko nenori jisai dabar valgyti, jisai ne per seniausiai tik atsikėlė. Pažiūrėkit, kokie augalai. Wow! Oh! Ja nicht mal. Alles gut, alles gut.
Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kaip atrodo, wow. Čia yra baras, restoranas prie pat paplūdimio. Aišku, su paspirtuku čia nelabai patogu, bet wow. Mes dabar visur čia važinėjom prie mūsų kempingo vietos aplinkui ir žiūrinėjom, kaip čia viskas atrodo. Pažiūrėkit, kokios bangos. Ir aš dabar ten tik maudžiausi. Pažiūrėkit. Pažiūrėkit, kokios bangos. Palaukit. Belenkai fainai. Pažiūrėkit, kur atsiradom, mes dabar vėl kelionėse važinėjom. Čia yra privatus namai, tenais dar statomi yra namai. Jūs net įsivaizduojat, kokie, aš dabar nenufilmavau, bet prie pat jūros. Namai privatus su kamerom, palmės kiemuose, visur signalizacijos, vienu žodžiu, belenkas. Ir tenais jau matosi jūra ir tenais jachtos, vienu žodžiu. Mes čia tiek visko prisižiūrėjom, žinokit, per šitas dienas, kad čia yra mūsų užsiėmimas su draugu. Mes čia važinėjom po šitą miestą, kuriame kempingas mūsų yra ir grožimės, nes aš nežinau, kas čia gyvena. Čia yra, nematėm nei vieno žmogaus, kuris būtų ar prisigėręs, ar kažkoks narkomanas, ar ten kažkoks keistai apsirengęs. Visi vaikšto pusnuogiai va tenais, va kaip pavyzdžiui. Va tai va vaikšto čia žmonės visi. Šunų nėra absoliučiai palaidų, visi šunys ant pavadėlio. Beveik visi namai yra privatus arba tokie, tikrai nedideli namai. Yra, aišku, ir daugiabučių, bet labai nedaug. Pažiūrėkit, va tokie va namai visur. Čia belenkoks namukas. Nežinau, pažiūrėkit, koks namas fainas, toks senovinis. Ir palmė, aš negaliu jomis atsigrožėti. Mes žodžiu, policijos labai čia yra nedaug, čia atrodo žiauriai būtų saugu. Tai va, dabar einam, vėl pasivažinėsim, Matą palikom, šiandien Matas iš vis nebuvo išlindęs iš kemperio, nes jam tiesiog yra tokia fazės tokios, kur jisai nenori net nieko daryti, tai įsidėti kemperį. Tai jis pasiliko su Bela, vakar buvom su ją prie jūros maudytis, bet šiandien jis nori pabūti kemperį, pažiūrėsim, gal pavyks rytoj prikalbint varyti prie jūros. Aš šiandien maudžiausi belenkiek laiko jūroje. Bangos belenkokio dydžio buvo, belenkai buvo smagu, vienu žodžiu, belenkas, tai va. O dabar varom. Varom toliau. Beje, čia galima įsiskalbti mūsų kempingė, tai mes jau antrą kartą skalbėmės. Nepigu, yra džiovyklės, galima ir iš karto įsidžiovinti drabužius ir labai gerai išdžiovina, nesusiglamžė nieko, tai labai fainai, kad yra toks patogumai tokie, bet iš tikrųjų tai brangu, nes kiekvieną kartą sumokam po 20 eurų. Bet nėra kitos išeities, nes iš tikrųjų aš galiu pasakyti, pasiėmiau tikrai nedaug palyginus drabužių. Gerai, viskas. Užteks čia filmuoti, varom. Pažiūrėkit, jau atvarėm su Mat prie jūros. O Dieve, jūs net įsivaizduojat, kokios bangos ir kaip čia iš tikrųjų fainai. Pažiūrėkit, mes šiek tiek atokiau nuo žmonių. Čia nėra labai iš tikrųjų daug žmonių, va šitą pusį beveik iš viso nesimato. Tenais prie to baro, restorano yra biškai daugiau. Pažiūrėkit, kokios bangos. Aš nusipirkau akinius, nes aš labai noriu panardyti. Wow. Reikės, aišku, mums prisižiūrėti, neiti per giliai, nes bangos tai tikrai didelės, tikrai. Pažiūrėkit.
Pažiūrėkit, ką pastatė pas mus kempinge. Vakar šito dar nebuvo, jau šiandien atsirado, bet žiūri didelį. Geras. Vargšė, neiškenčia. Mes su ją dabar tik bandėm nuvažiuoti iki ten tokio kaip ir miškelio, apleistos tokios kemperių vietos, kur anksčiau kemperiai būdavo. Bet jai yra čia per daug karšta ir jinai pabėgo gal, nežinau, 5 minutės ir viskas, ragas. Tai mes turėjom nueiti į restoraną, nupirkti didelį butelį vandens šalto, davėm ją atsigert dabar, sušlapinom ją ir jau truputį jaučiasi geriau, bet vis tiek visais iš jų. Labas rytas, kaip matote, aš su maudomuku. Šitą maudomuką, kai buvom Prancūzijoje, vieną kartą buvau įsidėjus, bet aš su juo nebuvau plaukioti, nes jisai aš šitą užsidėjau vien dėl to, kad kiti maudomukai man yra nešvarus abudu, juos reikia skalbti. Ir aš jį užsidėjau vien tik dėl to, kad aš einu į masažą šiandien, už 10 minučių man reikia ten būti. Žodžiu, aš užsisakiau masažą prieš porą dienų, turiu 11 valandą būti čia ten toj spa kempingo vietoj. Masažas truks 1 valandą ir už tą masažą sumokėsiu 5 eurų. Einu iškart su maudomuku, dėsiuos ant viršaus tik tai savo tokius sportinius šortukus ir sudėsiu tapkes paprastas, tokias baseininės ir viskas. Nusiėmiau šitą daiktą. Aš jį iš tikrųjų pirkau Panėje, bet kitam mieste. Man jis žiauriai patinka, iš tikrųjų aš nešioju kiekvieną dieną. Ir vakar norėjau nusipirkti tokio dar ant rankos, tokio granėlę panašią visai, su tokiam žvaigždutėm, jūros žvaigždėm baltom. Bet mes neturėjom grinų pinigų, o su kortelė, man atrodo, ten negalima buvo sumokėti. Tai šiandien gal nusipirksiu, nes savo su kriauklytėm pamečiau kažkur tai. Tai, man žodžiu, gerai, viskas, varau dabar į masažą. Ir paskui dar kažką nufilmuosiu. Tai aš jau dabar esu toj spa, tam kaip matot. Dabar laukiu, kol man pradės daryti masažą. Čia už manęs yra baseinas. Tai dabar laukiu. Man atrodo, masažą negalėsiu nieko filmuoti.